Yeah, now go and tell me all your secrets, but don't keep them all up inside. I got a habit of believing and misreading all these signs. Be cool, come on, give it to me straight, cause I hear you, anything you wanna say to me. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Kaip sakant, man yra sekmadienis, draugai, man yra šiandien jau sekmadienis. Taip, oras toksai, kaip oras, biškiuką matas pasnygta, bet labai nedaug. Epizodas uždėtas, taip, šiandienos planai kokie yra pas mus. Pirmas dalykas yra pavalgyti, pažiūrėti Dragon Ball, super, nueiti iki spėjau užkurti pečių ir atnešti dar malkų. Trečias dalykas, nueiti gal nuvalyti nuo batų tą sniegą, nes tenai biškiukai yra sniego. Ir tada padaryti pamokas. Šie dalykai yra, kuriuos reikia man padaryti, čia 4-5 dalykai, kuriuos reikės padaryti. Kai juos padarysime, tada nežinau kas bus, iš tikrųjų, ką tada veiksime, nes tiek. Būtų to nuvalysim per kokių 20 minučių, pavalgysim čia, pažiūrėsim seriją 30 minučių, viskas bendrai, nes serija 20 minutės. Aivaras čia vardė savo planus, viską vardė, ką darys, bet reikia pirmą visą tai daryti ir rutuliuoti savo dieną. Aišku, kai aš rutuliuosiu savo dieną. Tikriausiai jūs ją užrutuliuojate arba dar tik pradeda. Jei pradedate, turėkite nuostabią dieną. Džiaugtis gyvenimu, būkite laimingi ir taip. Aivaro liežuvis kartais biškį pinasi. Bet tiek, būkite laimingi, šypsokitės. Matykite, ką vyksta per dieną ir biškite savo planus, kad vakarė sakytumėt, o, kokia buvo nuostabi diena. O, jei jau vakaras ir žiūrite vakarė, tai jūsų diena buvo nuostabi. Paklauskite šio klausimą savęs ir jei ne, rytoj padarykite nuostabų ir laimingą. Jei taip, jūs šaunuojate, taip ir toliau. Ir siekite ir būkite pozityvūs ir varykite taip visą laiką. Pavyzdžiui, dar dienos vidurys, tai sėkmės rutuliuoja dieną toliau. Please do me like any other day. Say the word and make me feel alright. Now go and tell me something good. Yeah. Tell me that you love me so. Oh, yeah. I said tell me something good. Yeah. Go on and tell me that you love me so. Yeah. Padariau pamokas. Pažiūrėjau Dragon Ball seriją, užkūriau pečių, malkų dar buvo, todėl nenešiau. Greičiausiai grįžtėte dostėte, paimsim, privešim pilną iškart malkų ir bus ramu. Taip, dabar lauke nėra taip šilta, bet nėra taip šalta, kaip sakant, tiek su dviejais megztiniai, vienom kelniam, tai dar normaliai. Rankas biškiuką gal šala, bet viskas normaliai. Tucikas, visi gyvūnai, viskas pašerta, iš tikrųjų savaitgalis jau toks jau ramiai pradėjo važiuotis gražiai. Taip ir reikia, aišku, padutos žiauriai šlapės. Ir taip. Žiauriai kieta krūva, dabar įsivaizduoju, kad taip šoktume vakar ir taip kalbėjome, bet šiandien dar kiečiau, tai čia jau būtų, įsivaizduok taip, ir prilimpam taip, ojejoj, bet taip batutas žiauriai šlapės, žiūrėkite, kaip žiauru, taip yra labai blogai, bet aišku, nieko nepadarys, kaip jau yra, taip yra, jau, kaip sakant, reikia džiaugtis tiek gyvenimo, nes, ateina tas pavasaris ir vis tiek, bus pavasaris, bus smagu, o dabar, kai žiemą reikia tiek kažkaip ištverti ir mums ši žiema kam reikalinga, draugai, mes visi žinome, ekitei. Galvoju, padėsiu kamerą ant šaldytuvo, bet ne ši. Ne, tai taip, kažkaip galvoju, ką galima nuveikti man namie vienam lauke. Bet kažkaip niekaip nesugalvoju, ką galim veikti. Būsime kaime, tai yra visokių projektėlių, kažkokią, ką galėsime tikrai filmuoti ir veikti, visur vaikščioti, parodysiu viską, ištyrinėsime, tai bus tikrai tokios įdomybės ar kažkas tokio, bet dabar namie žiemą aš nelabai turiu ką veikti iš tikrųjų, dar vienas, dar kai batutas šlapės, būtų batutas sausas, tai galėčiau pakviesti į WS kovotus, galėtume pasmakinti, pakavoti, nufilmuoti ir panašiai. Taip yra planų, kadangi gausiu į Motą Hardą, vakar nematyti batutą, tikrai siūlyčiau nueiti pažiūrėti, vien dėl tų prisiminimų, kaip Aivaras atrodė, nes būtų, ten kai žiūri taip, keista iš tikrųjų, keista. Ir tų prisiminimų daug, sakiau, radau viską, tai tiesiog smagu, tai padarysiu taip, kad sukursiu vieną tokį pilną video. Grinai mačiutį parodyti, ne taip, kad į epizodą kelt, bet į epizodą kelsiu atskirai, tai kelsiu ten, kur aš esu mano momentai, jie nesusimu. Nes tiesiog susimu ten momentai, visi ten dalykai, ten nesąmonės, ką šnekam, ten viską paliksiu normaliai, parodysiu mačiutį tiesiog, kad mačiutė pasijuoktų, o jum kelsiu tokius momentus iš tų visų, kas filmuota, tik save, būtent save, ir gal jūs irgi pasijuoksite, bet abejoju, nes vis tiek yra ta samprata skirtinga, kai mačiutė juoksis, nes galvoju, čia durniukai kažką darė, tokie dalykai, taip bus ir bus jie juokinga, nes gera, kai mačiutė juokėsi, tiesiog nuostabu. O jums nebus labai juokinga dėl to, kad jūs nepagausite tos esmės. Aš nieko nesakau, kad jūs durniai ar kažkas tokio, ne. Bet tas dalykas yra, kai tu, sakykim,
būni su to žmogum ir sakai prikolą, tau juokinga iš jo, bet tas žmogus, kuris jo nepažįsta, sakykime, ne, to žmogaus, ir jam sakysi tą prikolą apie tą, jis nežinos, iš ko juoktis, nes jis nežino to žmogus, ką jis darė ir kaip buvo, viskas. Todėl tą dalyką tikriausiai suprasti, ką aš noriu čia pertikti ir pasakyti, jei neatsiprašau. Yeah. Tell me what you know, what I don't know. Where you won't goes, where I won't go, and tell us all about it. Let me in your door, let yourself go. Let the air flow from the windows and let it all out. So far, I've been liking what I hear. Can you turn it up a bit for me? Turn it up a bit for me. Look on, whisper in my left ear. Can you do this one thing for me? Now go out, tell me something good. Tell me something good, something good now, baby. Tell me that you love me so. Now tell me something good, something good, something good, yeah, yeah. Now tell me something good, yeah, something good, yeah. Go and tell me something. Dumbumi yra stipri bombeškių, ne, tai duoda nesikai. Kaime tikrai bus daugiau tų bombeškių, visokių video sugalvosim ir kaip panaudoti tas bombeškės ir kaip pasprogdinti ir visokių testų, kaip jos geriau sprogs ir panašiai, tikrai kažką viską sugalvosime, tai yra gerai, sukursime tenai, bus tikrai kitaip. Bet taip namie tiesiog pabandžiau, radau skylę, įmečiau, norėjau pažiūrėti, kas bus, tai kaip visą laiką įspūdingai, vos kamera plem nesprogo pati, ta veiksmo kamera, kaip sakant, rydam, tai aišku, dabar viskas gerai, bet taip kažkaip, senai galvojau, kad reikia pasakyti, tai kas editina, ta prasme, su Premiere, ar nežinau, su Sony Vegas yra tokia dalyka, ar Movie Maker, ar Final Cut, ar kažkos, kuriuos jau kas jūs editinat, yra tas dalykas, bet Premiere yra toks dalykas, pavyzdžiui, kad galima viską naudoti per RAM, ta prasme, nu, visą tą greitį, kad jūs greičiau viskas kraudus ir panašiai, nes pas mane, pavyzdžiui, buvo nustatyta visok labai paprastai ir žiūrėjau, lėtai visą laiką dirbdavau ir galvodavau, kas čia yra, ta prasme, taip visą laiką, taip, kas čia yra, pasikeičiau, taip, opa, normaliai pradėjo krauti, normaliai eksportinti greitai viską. Taip, noriu pabrėžti, kad pas mane yra 16 GB RAM kompe, todėl tikrai pas mane galingas paskaitos gali būti tikrai mažiau ir tas greitis gal žymiai nepasikeis, bet tiesiog noriu parodyti, ką reiktų padaryti, norint, kaip sakant, pagreitinti tą visą procesą. Tai, kaip matėte, turime šitą ekraną, taip, čia yra Swedbank klipas, šitą vietas nebuvo Swedbank klipą, nes nors turėjo būti. Susirandam Preference, General, Memory. Ir va čia yra rašo, kiek jūs turite RAM rašyta, pas jos yra. Čia yra, kiek jūs pasilikę kitom programom ir va čia yra, kiek jūs leidžiate naudoti visom Adobe programom. Aš pasirinkęs, kad naudoti leisiu 12 GB, pavyzdžiui, aš paimsiu, tiek giga leidžia naudoti, paimsiu, tiek leidžia naudoti. Šioks toks, kaip sakant, patarimas, tikriausiai gal tai visi žinojo, aš vieną tik taip nesužinau, arba nežinau, bet tiesiog pamaniau, kad patarimai yra visą laiką gerai žmonėms, tiesiog reikia patarti, kadangi visą laiką epizodė labai kažko nesugalvojame, taip. Yra planai, kad eisime dar dabar sudėti, kai grįžtame ko pačius pasiėmęs iš savo gražo poštį namus, ta prasme, girliandas kabinsime laukia, tai nežinau, ten labai filmuosiu. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robins, and he's playing Batman, but he's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my Robin, 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin, 17 shots, no 38. Yeah, she's fine, wondering will she be mine. Walk past, I press rewind, see that ass one more time. And I got this soda, Remy boys that know.
Biški tamsus iš tikrųjų, ne? Aš šitą šviesą užsidėk, vėl bus viskas gerai, bet dabar taip tiesiog noriu pasakyti, kad puošiam namus, kaip sakant, puošiam namus. Visiškai dėsiu galvoju, kad puošiam namus, aišku, ir sakiau, kad puošime biškiuką, parodžiau, kaip puošime, aišku, highlightus. Taip, dabar tėvai išvarė pirkti eglės, nusipirks eglę, papuošime eglę, parodys, kaip eglė atrodo. Nežinau, bus labai gerai, ne, bet tokia turėtų būti visai neblogai palyginus. Namas irgi taip pakankamai neblogai papuoštas, biškai dar labiau stems, nes dabar palyginus laukia dar šviesu. Daugiau patems, tada nueisiu lauką, nufilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo laukia viskas, kaip atrodo pati visa šviesa ir panašiai. Bet taip tas kalbėjimą tipo, kad įvesiu biškį šitai motyvacinį pasaulį, ne, ir jau ruošiu 20-iniam epizodui, tai yra toks dalykas, kad pavyzdžiui, mes tikrai mėgstame motyvuoti žmonės ir motyvacija yra nuostabus dalykas. Ir nesvarbu, kas, kaip sako, aišku, motyvacija tikrai nedaug ką pakeičia, bet tikrai daug ką įkvėpia bent jau tai akimirkai, aišku, dauguma žmonių pamiršta tai, kaip sakant, pamiršta, nu, paklauso tos motyvacijos ir viso. Tiesiog taip, o čia buvo geras. Ir viskas ir kitą dieną vėl tas pats šūdas, vėl tas per tą patį ir tai yra blogai, tai yra blogai. Ir tai yra problema pasaulyje, kurios beveik neįmanoma išspręsti. Aišku, viskas yra įmanoma, kas įmanoma žmogiškosioms jėgoms, bet tiesiog žmonės nekeičia savo mąstymą, tai yra blogai. Kodėl jie nekeičia savo mąstymą? Dėl to, kad bijo. Ko jie bijo? Jie bijo kitų reakcijos, ką kiti pagalvos, kai jie pasikeis. Tai yra pats blogiausias dalykas. Žmonės turi nebijoti keistis ir visiškai neturi galvoti apie tai, ką kiti mano apie jį. Tai yra toks dalykas. Pavyzdžiui, aš, ne? Nu, kodėl aš neturiu merginos? Tai va dabar šis topikas, nevadinamas taip, nu, kodėl? Todėl, kad tiesiog merginos gal labai manęs nemėgsta ar kažkas tokio, nežinau, kas yra kažkas tokio, bet aš tikrai nesiaiškinu, neklausiu, kas yra mane blogai ar kažkas tokio, aš tikrai nenori, nereikia, kaip sakant. Nu, nėra merginos, nėra, nereikia sureikšminti, arba jei jūs esate mergina ir jūs vaikino neturite, tai nereiškia, kad jūs nesate nuostabus žmogus, jūs tikrai esate nuostabus žmogus. Jūs gyvenate gerai, džiaugiatės gyvenimu, jūs matote pasaulį visomis spalvomis. Tai yra svarbu. Ar jūs manote, kad blogai gyvenate, tikrai taip nėra. Ir manote, kad jūs esate negražus ar kažkas tokio, tikrai taip nėra. Jūs esate gražus. Ir tiesiog, gal tie skoniai nėra tiesiog tokie tobuli ir vieni kitiem neįtinkat, bet tikrai tai yra žmogus, kuriam jūs labai patiksite toks, jūs esate. Todėl tikrai nesikeiskite dėl kitų labai, kad ten įstengsite tikti ir kažkas tokio. Vėl kalbant apie tai, kad aš neturiu merginos. Nu, tiesiog aš labai jos neieškau, bet ir pavyzdžiui, tiek matai, kai ten merginos gal labai tavęs nemėgsta ar kažkas tokio, nu, atstumą ten, nu, tiesiog to šilmos gal nėra iš merginų ar kažkas tokio. Bet man kažkaip labai į tą pasaulį lysti nesinori, nes nežinau. Jei lendi, tai vis tiek gauni atstumimas ar kažkas tokio, ar kažkaip aš nenoriu pasikeisti ir kaip sakant, aš noriu gyventi laimingą, gerą gyvenimą ir taip jau gaunasi, kaip gaunasi. Ką aš noriu dabar to pasakyti, ne, aš jam dalykant, kad aš neturiu merginos, čia aš tikrai nesigodžiu ar kažkas tokio, ne, tikrai ne. Viskas yra gerai. Aivaras neturi. Nepražus jisai, tikrai nepražus. Man svarbiausia gyvenimą pasiekti tai, ką aš noriu. Įkvėpti žmonės, motyvuoti žmonės ir pasiekti žiauriai daug. Kaip sakant, pasiekti žiauriai daug, tai įgyvendinti visas savo svajonės, kokias tik turiu. Ir jei žmogus kažkuris prisijungs prie manęs, taip sakant, mano partneris, nu tai mergina. Ir man padės kartu siekti jų, arba tenai norės irgi viską siekti, nes irgi panašius planus turės, tebūnie, viskas yra gerai. Jei neprisijungs, tai neprisijungs, aš pats sieksiu. Bet yra toks dalykas, kad aš tikrai neaukosiu savo svajonių tik todėl, kad, sakykime, turėčiau šalia savęs ir su juo nieko nesiekčiau. Tikrai taip nėra. Aš geriau būsiu tada vienas ir sieksiu viską, arba, sakau, atsiras žmogus, su kuriuo viską galėtum siekti. Kodėl aš taip čia kalbu? Tiesiog čia yra įvadas, kaip sakant, 200 epizodą. Aišku, kai nesusvarysime tam 200 epizodų ir nenusišnekėsime, visiškai bus labai gerai. Bet esmė yra tame, draugai, kad gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks ir mes, kai taip kartuojame šitas frazes, gyvenimas keičiasi ir mes keičiamės ir tai yra labai gerai. Taip, tie prenumeratoriai, sakykime, tas jūs esate, tai jūs neaugate labai stipriai kažkas tokio, bet aš tikrai nepyksiu dėl ko. Taip, kodėl mes pasiekime tą 1000 vadinamą, ne kodėl mes taip stipriai pasiekime tą skaičių, tik todėl, kad yra geras žmogus Edvinas, kuris mums padeda, pas kurį subscriberiai tikrai greit auga ir sveikino šį, kad taip yra, viskas yra labai gerai, nes jis irgi siekia savo tikslų ir tai yra nuostabu. Tikrai linkiu, kad jis pasiektų viską, aš tikiu, kad jis pasieks labai daug taip pat. Ir aš bus ne vienintelis ukmergiškis, kuris irgi labai stipriai iškils iš Lietuvos youtuberių, kaip sakant, Edvinas taip pat irgi daug ką pasieks, nenustos. Dėl tikrai. Jis yra nuostabus žmogus ir gerai, kad kūrė, šaunuolis, viskas labai gerai, bet ir dabar kalbant toliau apie mane, nes vis tiek Edvinas yra Edvinas, jis maladės, viskas gerai, pagarba, viskas gerai, normaliai. Sakant, toks yra šioks toks įvadas, nes nesvarbu kalbant apie mane, ne apie mane, bet tai yra, kaip sakant, įvadas į motyvaciją ir jos laukite, tai laukite, na tikrai bus ir atsiprašau dėl apšvietimo, galėjau šviesą įsijungti, bet neįsijungiau. Dabar lauksime grįžtant tėvų, jūs lauksite 200 epizodą ir taip dar vakar suvariau epizodą didindamas švietą 196 parašiau 193, dėl to atsiprašau. Šiandien turiu taip nebūti.
is enough. Let me show you how it goes. Love's the word, spins the verb. Lovers it could freak what you are. I like the way you work it. No diggity. I'm about to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I'm about to bag it up. I like the way you work it. No, I'm about to bag it up. I like the way you work it. And I got this soda. Remy boys that know. Fast money don't slow. No one can control. No, yeah. And I got this soda. Remy boys that know. Fast money don't slow. No, they can't control. No. No diggity, darling. I like the way you work it. No diggity, darling. Jau, diena artėja į pabaigą. Aivarui reikia sudėtinti šį epizodą, žinoma, tada taip gal su šeima, ar taip kažkas su draugeliu, gal šeimom paveikti, pakalbėti per Skype, ar taip. Kažką mes planuojame, ten kiek nežinau, tiksliai nežinau dar, bet bus matyti filmavimų idėjas ir tokie dalykai, aš nenoriu dabar jums labai kvašinti galvos dėl to, nes, nu kaip ir paslaptis iš tikrųjų tai yra, nes nenoriu labai viską dabar kokios atskleisti, ką mes darysime, ar kažkas tokio, biškiai skirtinumas, nes vis tiek reikia. Bet taip, draugai, visos ten nuostabios. Ir taip vieną dalyką, kurį šiandien paprašysiu, tai yra tas, kad būtumėt laimingi, šypsotumėtės kuo daugiau. Draugai, taip, čia labai kažkaip pinasi visi frazės, nes aš nežinau, kaip kažkaip galvoju, net nesiliejo tos mintis kažko dabar. Tai yra blogai, bet nieko nepadarysi, ne. Taip, diena buvo, puošėme visgi namus, kaip sakant, puošėme visgi namus. Iš pradžių pirma dalis tokia buvo, kad, o, ką čia mes turėtume nuveikti, ką čia veiksime. Ir buh, tada puošėme namus. Tai taip normaliai. Matėte, eglutė, tokia eglutė nėra labai perfekt ar kažkas tokio. Tik vieną pigesnių paėmė variantų ir tiek. Viskas yra gerai, svarbiausia eglutė. Visgi kalėdų ne čia, bet tuoj bus. Tai dar nelinkėsiu, ten linksmų kalėdų ar kažkas tokio. Vis tiek, bus epizodas prieš kalėdas, tada dar palinkėsiu. Viskas yra normaliai, draugai, iš tikrųjų. Turėkite nuostabią savaitę, turėkite nuostabią dieną. Sutiksime ir tokius kitų epizodų su kitais nuotykiais ir aišku. Gal geresnių, gal prastesnių epizodų bus matyti. Iki. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks.